Dievo motinos taikos karalienės pranešimas 2024 m. gruodžio 25 d. Brangus vaikai, šiandien, šią malonės dieną, kviečiu jūs ypatingu būdu nenugyventi savo gyvenimo siekiant žemiškų tikslų ir neieškoti ramybės bei džiaugsmo žemiškuose dalykuose, nes taip jūsų gyvenimą apims tamsa ir jūs nematysite savo gyvenimo prasmės. Vaikeliai, atverkite savo širdies duris Jėzui, leiskite jam užvaldyti visą jūsų gyvenimą, kad galėtumėte pradėti gyventi Dievo meilę ir gailestingumu. Mano vaikai, tik su Jėzumi savo širdyse pažinsite tikrai savo gyvenimo tikslą ir sieksite amžinojo išganymo. Laiminu jūs savo motinišku palaiminimu. Su bažnyčios pritarimu.